Labas vakaras visiems, taigi su jumis sveikinuosi aš Gydas. Ir šiandien parodysiu pačią pirmą pamoką, kai svarbiausias dalykas su Sony Vegas Pro 12 ar kažkokį kitokį, ką jūs naudojate. Taigi turiu šią vieną video ir šiandien parodysiu tokius porą svarbesnių, ką galima kaip montuoti ar kažką, nuo ko pradėti. Taigi, jūs turite instaliuoti Sony Vegas, kurį galite atsisiųsti iš www.jasostudio.u.lt, pamėgęs siuntiniai ir atsisiųsti. Tai ten yra 32 ir 64 bitų. Taigi iš ten galite atsisiųsti, instaliuokite, nes ten bus ir krekas ir genas. Taigi, įsijungia, viską pasidarė, jūs išmės tokį vaizdą. Taigi, pirmiausia, jūs pamėkite File ir susiraskite Properties. Štai čia nusistatykite geriausią grafiką. Na, aišku, geriausius nestatykit. Statykite, pavyzdžiui, HD TV šitą. Čia galite pasidaryti kokias norit, va. Čia geriausia 8 bitą, čia padaryti Good, Gaussian, Blend ir Start All Project with the Center. Galite pamėgti. Ir kas kartą, kai jūs atsidarysit, bus jums tokia pat grafika. Aš tai nemėgsiu, nes aš mėgstu kaitėlio. Dabar mėgite OK. Taigi, kitas galite būti įsikėlę video. Kas šiame? Matot, šitą grafiką man nepatinka. Taip, jūs galite pasikeisti. Nes būna taip, ir šitą man nepatinka. Suraskit kokį, per maža. Čia tiesiog reikia nusistatyti, kokio jūs norite. Taip nėra. Šitą reikia. Na, pavyzdžiui, kad ir šitą. Taigi čia yra mūsų vienas video iš Blooper. Taigi man, kai paleidžiame, jis mums lagina kažko. Tai būtų per gerą grafiką. Ne, čia pastoviai dažnai laginuosi Sony Vegas, bet ką jau padarysiu. Taigi, tai va, žodžiu. Toliau, taigi įsikėlė savo video, visą kitą jūs turite. Taigi, kaip padaryti video kad patrauktų jūsų akį. Taigi, pirma, tai svarbiausia HD kokybė, visą kitą. Štai čia taipogi galite nusistatyti, kaip jūs norite peržiūrėti. Tokia ir dar kažkas. Ar galite žiūrėti. Nu, tai kartais mažinu lagą ar dar kažką. Taigi, šone štai čia yra, matote mygtuką, kur yra video, čia yra daina, bet čia dabar aš ne daina, o garsą iškirpęs. Iškirpti dainą garsą galite pamėgę ant video, jis tada taip va pasižymi, pamėgę U raidę ir tada atsikerpa daina. Garsas, kasmen su tai daina. Garsas ir tada galite tempet ir tą ištrinti. Taigi, jūs galite karpyti video su S raidė. Pavyzdžiui, va, aš noriu tiek va video. Šitą patraukti dešinę ir delete track ir ištrinę. Jūs galite taip ištrinti, pervesti apčian ir tai gaunat. Taigi, šone yra štai čia track motion. Tai yra vienas irgi gerų dalykų, nes su juo jūs galite daryti tokius kaip ir 3D dalykus. Galite ištemti video, padaryti, kad jis pasisuktų šonu, bet aš jums to nerodysiu, parodysiu tik taip padaryti, kaip patraukti akį video. Taigi, ką jums reikia, tai jūs jį ištemkite, kiek norite, pavyzdžiui, kad ir tiek, va tiek. Čia dabar nieko gero čia netrodo. Taigi, pasidinam ir štai čia matote ženkliuką, kuris vadinasi Even Pan / Crop. Pamėgam ant jo. Ir kai darote kiekvieną video, jūs galėsit va čia susirasti ir va taip. Ir štai dabar jūs galite va taip padidinti, va kaip norite. Čia irgi galite apversti, mesk padaryti, čia bus daugiau po to pamokų. Štai čia. Ir padarykite taip, kad
štai šitie šonai susilygintų tiesiog grinai, kur baigėsi mūsų video. O tai va. Ir žymiai gražiau atrodo toks. Čia bus šitas ir ant kiekvieno video jūs galėsit uždėjinėti tai. Taigi, jau mūsų video tavo toks daugiau ant tokio filmo. Taigi, kitas dalykas, ką galite užsidėti, tai visokie chroma keys, color balances. Čia jūs galite pažaisti su jais, pavyzdžiui, įsidedame. Ir pavyzdžiui, oi ne. Nes šitas ne color balance, o color correct. Tai įsidedam, pavyzdžiui, tenai. Ir išmatuojam, va, 3 burbuliukus, šitos burbulus. Ir tada jūs galite žaisti, kokią jūs čia daugiau mėgiamą spalva. Va, tokia mėlyna. Daugiau tokia. Irgi mėlynos. Pavyzdžiui, tokia. Ir galite va čia. Oi, ne. Tai, palaukit. Taip. Matai. Ir galite pamygę čia pasižiūrėti, kaip atrodo su efektu ir be efekto. Va, štai toks be efekto ir tada toks su efektu. Taipogi galite štai čia pamygę jį užseiminti, pavyzdžiui, gražus efektas. Pamėgam save ir jums daugiau nereikia ant kiekvieno video nustinėti, tiesiog va, pamet ir uždedat ir viskas. Taigi mūsų jau gražiai atrodo toks suminkštinimas spalvas. Taigi, čia irgi galit pasižaisti, bet aš tiesiog labai daug ką nerodysiu. Pavyzdžiui, noriu tokio gražesnio efekto, kad būtų toks juodas aplinkui ar kažkas panašus, tai jums reikia. Taigi, nuėję į Media Generation ir čia rasite visokius tokius dalykus, kai galėsite užsidėti tekstą ant pačios pabaigos, čia visokių irgi tekstą, video, ant dar kažką. Taigi, susirandate Color Grant, sukuriat dešinį Insert Video Track, uždedam štai tokį dalyką. Ir matot, mūsų video iškart žymiai pagražėja. Taigi čia padarom tokį, nežinau kaip čia gražiau atrodytų. O taip ištempiam. Ne, biškai per mažai. Ir per daug. Štai taip. Nu, mūsų video jau atrodo visiškai kitaip. Va, čia galit, o čia šone pamėgti ir pasižiūrėti, kaip atrodo su efektu, kaip atrodo be efekto. Ir kaip atrodo štai toks. Nu, čia nerodo. Žodžiu. Ir va, atrodo žymiai gražiau. Taigi šią pamoką parengiau aš Giza. Užsukite www.facebook.com/jasostudio. Taipogi www.jasostudio.lt. Taigi iki kitos pamokos.